You want to go? Oh, go ahead. No. I'm waiting for the rest of my guys. Okay. Štai mes artėjam. Vėl kamštis. Kas šitais kamščiais darosi? Nu, kur važiuojam ten kamščiai? Sako, čia žmonių visai nebus. Ir visi iki kamštį patekom. Evereste, kai varėm, irgi sakė, čia iš šiaurės pusės kamščių nebūna. 3 valandos. Čia kažkokia bloga aura. Thank you very much. Bye, see you. Hi. Hi. Hello. Yes. Ateinam mes. Hello. Hi. Aš lietuvių. Now next to the van. Daniel. Hello, guys. Yes. Wait. Hold on. Hey. Hold on. Oh, okay. Thanks, man. Čia turbūt 100 kilometrų eitum ir nieko nepamatytum, jokios nei daubos, nei iškilimo. Tolumoje kažkoks iššautas kalnelis. Go on. Good. Are you sure? Yeah, waiting. Let's go. Here? Okay. Štai ir atvykom. I'd like to say you brought good weather with you, but actually we've been basking in the sun for the last week or so. Sun is the only thing we've been feeling. Individual, 3, 4, 5, 6, hello. 7, 8. Pirma pažintis su stovykla. Got something or missed something or broken in transit, Remonto we can dirbtuvės. usually find a solution. Are you all with Madison? Yeah. Yeah? No, 2 groups. Cool. Yeah. Excellent. Well, hopefully you'll head. Go ahead, please. It's TJ. Čia viską remontuoja, taiso, jeigu sugenda. Va, įranga kabo. Galima įsigyti, net tiesiog, jeigu neatsiveži. Labai čia tokio aukšto lygio. Bet aišku, čia šita bazė yra pagrindinė. Va, galima įsinuomot butus, slidės, čia remontuoja juos visus. Šiaip labai viskas organizuota. Niekur neik. Matai vėliavą ir bėk atgal. Zona. Ta pati geriausia dabar, labai valgyt noriu. Čia geras ženklas, sakė. Maisto palapinė. Čia visą laiką linksmiausia būna šitose palapinėse. Visi susirenka valgyt, pabendrauja, pasidalina įspūdžiais, susipažįsti su žmonėm. Okay, that's it for me. I'm going to hand over to our one dog. We'll have to travel for a couple of hours. Mūsų vakarienė. Yeah, that's what you said, right? Yeah. Šonkauliukai, tos batatos, svogūniukai, čia yra kopūstai, agurkas. Čia jau gerai, gerai pavalgys. Pavalgysim, paskris mūsų lėktuvas ir pilni jėgų ir naujos energijos. Skrisim, čia turbūt gerai miegosim, nes
tiek visko daug, tiek įspūdžių. Nu, net tikimės, kad viskas greičiau taip apsitrins, nes kitaip čia neužlipsimės niekur, daug emocijų. Ja, pirmas tualetas Antarktidai. Einam į vyrą, man atrodo. Kaip tik ekskursija vyksta, tai nelabai pateksiu. Žodžiu, tualetas. Čia vanduo nebėga, teini ant lengvo reikalo. Atlieki lengvą reikalą ir labai prašo, kad pataikykit, nes vanduo yra čia didžiausia vertybė, nes čia yra dykuma. Paskui tiesiog dezinfekuoji rankas. Labas. Nusivalai ir eini savo reikalų. Atvyko bagažas mūsų. Net matau savo tašį. Jau truputėlį kompleksas yra daiktam, nes jie vis dingsta. Daug čia labai tų žmonių, net pačiam keista. Lėktuvas, jeigu matot gale, tai su tuo lėktuvu skrisim šiandien iš karto į bazinę stovyklą. Dėl ko labai džiaugiamės, nes iš principo norėtume dar čia pabūt, bet yra dienos, mums svarbu dienos, mes norim taupyti laiką, todėl šiandien džiaugiamės, kad galim skristi. Vadinasi, nereikia čia nakvoti ir taip, sąlyginai prasti vieną dieną. Čia yra labai faina dalykas, čia yra dviračiai. Ir juos galima imti, tiesiog, jeigu yra laisvas, imi ir važinėjai po stovyklą, pasivažinėti gali varyti. Tai, žiauriai, nerealiai. Dviračio metas. Reikės ir šovui nusiųsti. Kadangi laiko daug neturim, šiandien skrisim, o pamatyti norisi daug, tai nusprendėm apžiūrėti viską su dviračiu. Apvažiuosim dabar stovyklą ir tiesiog apžiūrėsim visas vietas, kurios... Justas irgi išvarė su dviračiu pasiviešint. Visas vietas apžiūrėsim tiesiog įdomumo dėliai. Yra poilsio kambarys, biblioteka, dirbtuvės, maisto sandėlis. Tai gero žiūrėjimo. Geras dviratukas. Dabar suprantu, kaip tas lėktuvas jau nusileido. Ką, dabar važiuojam pirmiausia, prie dušų. Čia yra dušai. Kažkas maudosi. Jo, maudosi, tai gal nelysim. Tada taip jie prausėsi, o mes užeikim į biblioteką. Čia yra biblioteka ir poilsio kambarys. Žaidimų kambarys tą pačiu. O taip. Tai šiukšlės. Čia susikabini visus daiktus. Ir čia paskui ateisim, pasidėsim būtinai ant spaudėlius, kad buvom Antarktidoj. Toks darbo stalas. Galima pasikrauti įrangą. Jau matau, reikia pasikrauti įrangą. Ir čia turbūt piečiausia biblioteka pasaulyje, aš įsivaizduoju. Daugybė knygų, visos, dauguma iš tikrųjų, ne visos, bet gal net ir visos yra apie keliones, apie nuotykius, apie ekstremalius išbandymus. Tai sako, jeigu tik norite visus savo herojus, tikrai galite rasti čia. Gerai, apžiūrėjau. Jie susiveža visą sniegą kaip žaliavą ir šį čia tirpina. Visą sniegą. Tai sakė, tokią beveik krūvą iškrauna per vieną dieną sutirpinas sniego. Kiek vandens reikia panaudoti.
Nu, tokias technologijos. Tarp kitko, beveik viskas čia yra sukurta jų pačių. Jie pritaiko, žinomas, kažkokias technologijas, bet vis tiek viską pasidaro taip, kaip jiem reikia. Ir va, dušiukas. Nieko nėra, galim užeit. Va, gerai. Galim užeit. Va, turim dušą. Dabar tokia procedūra. Dar nebuvom, bet jau gerai žinom, kaip visą tai veikia. Teini į dušą, pasiemi kibirą. Čia pati yra kabina. Pasiemi kibirą, įsipili šičia karšto vandens. Sakė, kartais būna labai karštas vanduo. Tai tada reikia eiti į lauką sniego įsidėti, kad atvėsinti. Ir parsineši čia kibirą, pasistatai, yra va tokia šlanga su siurbliu, žarnikė, yra jungtukas. Jungi jungtuką ir iš jo ima vandenį ir bėga iš dušo. Va ir viskas, ir prausiesi, 3 minutės žmogui duota. Ir vienas kibiras, nedaugiau. Ne pilnas kibiras, o čia yra kažkokia paskaičiuota norma, kokią gali įsipilt. Jau. Nusipraučia žmogus, jis paskui gali vaščiai įsivalyti dantis, čia yra geriamas vanduo, pati galima ir gerti. Įsivalo dantis, dezinfekuojasi ir viskas, švarus keliauja tvarkyti savo reikalų. Kaip sakiau, vieną kartą į 3 dienas. Šilta, čia faina. Tam dušė, gal net norėčiau. Ten matosi tolumoj palapinės. Tai čia yra svečių palapinės, tokių kaip mes. Ne visai tokių kaip mes, atsiprašau. Čia yra svečių palapinės, turizmas ir panašiai. Va, šitos palapinės, kur yra raudonas, ten tolėliau biški matosi geltonas per patį vidurį. Jos yra ekspedicijos palapinės. Tai va, tų mūsų žmonių, kurie lipa į Vinsono masyvo viršūnę, kurie keliauja į pietų polį ir panašiai. O ten visas kalnas palapinių yra čia dirbančių žmonių. Mes čia su kompanija taip juokavom, kad galbūt čia yra pats didžiausias pagal gyventojų skaičių miestelis Antarktidai. Nesu tikras. Bet taip gali būti. Tai vos ne Antarktidos sostinė, bet aš dar pasidomėsiu ir pasiklausiu čia vietinių, kad tikrai būtų aišku. Vietinių to nesakė. Miau. Nu, judam prie savo lėktuvėlio. Su šitu gražuoliu skrisim į vadinamąjį base campą, tai yra bazinė stovykla. Will be on your right side, and this view will be like more like expansive Antarctica and a bunch of other. So we will see Vincent from the plane. Yeah. Oh, very nice. Small airplane ride. This is probably the single best one. Va, esam lėktuve, nedidelis lėktuvas, kokie 15 vietų, bet mūsų yra 7, tai labai čia komfortabiliai įsikūrę. Ir dabar pakilsim, skrisime į bazinę stovyklą. Sakė, pakeliui bus matyti Vinsono kalnas, kurį mes skrendam, kurį bandysim įlipti. Ir aš čia. Ir jis čia atėjo. Priėmė, aš turėjau nepriėmė, bandžiau sutarti. Kažkaip pralindo be bilieto zuikis. Viskas pagal taisyklės. Atvažiavom, tiksliau atičiuožėm į pakilimo taką, ruošiame startuoti. Eina!
ten tolumoje ne debesis. Ten iš tikrųjų, kiek horizontas mato visur, va, toks lygus paviršius. Ir visur ledas ir sniegas. Krato tą mūsų lėktuvėlį. Toks jausmas nekoks. Purtosi visas. Justas net žinutės pradėjo rašyti namo. Ten tolumoje iš pasparno išlys Vincono viršūnė. Ten, kur mes ir turim nusigauti savo kojom. Thank you. Good to see you again. Hi. Hello. Hi. Nice weather. Amazing weather. Where's the summit up here? Like in Lithuania. Above the... Yeah, that's the top. Which one? Čia netoli, to eisim, nueisim. Sikrausim lėktuvą. Visą bagažą. Tai neblogas, bet kabinas. Kabina yra, jaučiasi skanda jo, kanda. Šitos nereikia, šitą galite skraidinti atgal tą aš. Thank you. One more? Yeah. Yeah. Not one. 10 more. Yeah. We hear you. Yeah, he's strong enough. Let's go. From Lithuania? Yes. My wife's from Latvia. Nice. Neighbors. Amazing. Čia avarija bus. Nestabdyk eismo. Sorry? Deret. Išsikrausim dabar visą bagažą ir pėdinsim palapinių statytis. Paskui prasidės ta visa vakaro rutina, reikės prisigaminti vandens ant nakties, nes čia jau yra aukščiau. Tai reikia gana daug vandens išgerti. Ir daug kartų į tualetą reiks naktį eiti. O, matau tualetus. Eisim apžiūrėti iš arčiau. O, Justas bando namą išimti. Viena, antra. Ką, einam? Pasistatysim. Tūliko baisi, kur čia tūlikai nepasakęs spėjau. Va ten, va jo, ten mačiau eina žmonės, 3. Ten eina. Ar kur čia? Einam ten, jo, bus arčiau. Ai, bet ten negalima bus eiti, tai einam čia gerai. Jo. O kam čia tas sniegą kasa? Aš čia va statau. Nu, pradėk. Aš pirmai tūlikais. Gerai, aš tada pradėsiu savo namelį statytis. Yeah, in Everest it's not necessary to do nothing. Yeah. Only really camp 3 and camp 4. Well, I guess we're staying here for 2 nights.
if it was just for tonight, I would say like, what's the point of that? Sniegas sausutėlis. Viskas. Aha, palapinės. Sveiki atvykę į mūsų naujosius namus. Tai. Štai. Čia dabar labai faina, nes po vieną esam, bet kadangi dar beiskempe nėra taip šalta, tai po vieną gali miegoti, o tose aukštesnėse stovyklose jau visi eisim po du, nes taip šilčiau. Einam. Ką, dabar einam truputėlį apžvelgsim stovyklą ir reikės iki galo įsikurti, nes reikia miegmaišius, kilimėlius susitraukti. Tai gal toksai šaltis iš savęs, jisai vasaros metu nėra didelis, labai nėra linkęs į ekstremalumus, bet jeigu yra vėjas, va ir dabar saulės nėra, vėjas truputėlį paputė, tai tiesiog drasko odą. Oi, čia nejautriem žiūrovam yra tualetas lengvam reikalui ir čia va toksai tualetas sunkiam reikalui. Ai, va, labai fainai. Nepalieka. Šitų dalykų nepalieka. Labai gerai. Smagumėlis. Gerai, paskui eisim dar apsižvalgyti. Ką dabar statom katedrą? Statom šitą. Ramovę. Ramovę. Kupolą, kuriame... Ką mes darysim? Valgysim? Valgysim, miegosim. Lepėsim, juokausim. Televizorių pažiūrėsim. Postinę stotį pasistatysim. Aš sunkiausią darbą gavau. Tu načelnikas esi, atsiprašau, toks negražus kalbos susireiškimų, bet darbų vykdytojas. Žodžiu, visur aš esu darbų vadovas. Va, mano indėlis į visą šitą reikalą, va. Tududum. Va, pažiūrėkit. Ai, this is Lego. O, kai sparčiai dėlioja parketą. Parketas jau sudėtas. Tik išlyginkit gerai siūlės. To pradės visą tą stripti, dar taip reguliuoti šį gyvenimą. Okay, here, hop off real quick. Kietai čia viskas. Varo. Vaizdas per langą. Gerai. Einu dirbti, nes į kaktą galiu gauti. Įsidarbinom su Justu į virtuvės komandą.
Eisim dabar prisikasim žaliavos, sniego ir duosim podarui, kad jisai virtų, kadangi sniegą reiks nešti nuolatos, tai būsim sniego nešėjai. Gerai. Kur sakė galim imti? Nieks nesakė, kur galim imti. Nes čia matai užkešinta. Kažkas. Čia užkešinta. Ten takas. Tai ten tai tualetas ir ten. Tai aš tai siūlau čia, va, ne ar džeko, ten ir eiti, nu, ties tom vėliavom. Jis sakė, už tų danų vėliavų neįs. Tai uždėm žiūr, neįsim. Biškį dabar viršaus nuimam. Nebūtų lėktuvo kūro riekanų. Gerai, kad tavęs čia nenuvarginti, tai vieną tu kitą aš prikas. Gerai, patumbuotas pakasiu. Nieko čia nebus, tai. Labai minkštas sniegas, reikia iškart trogės susivaryti. Jo. Pamatė mūsų mediciną kepurytėm. Ir iš karto... Rimistas iš karto rodo skambino, gal norite ką du Ateik, varyt? davai, eikit su manim, ką du lipkit. Jos, siūlė ką du varyt, po to rodas paskambinkit, Ne, su jo lipsiu, nei man jisai patinka. Žodžiu. Ne, kietas bičias. Nu. Žodžiu, paprašėm pasitikiulę mūsų kareivis į pagalbą. Paprašėm, kad, sakom, grogės, kas kniega, nes mes jau čia porą puodų prikasėm. Tai jisai, karočią, įlinda į palapinę ir... Nežinau, nuėmėgot. Išlenda, žiūrėk. Galvau patepė slidės nuo darbų. Ką? Kambariuką užsidarė. Kaip matosi, žmonės gal išėję viršutinės stovyklas. Kaip galvoja, kai vaikai nuo mamos pasislepia, nes jeigu mama nemato, tai darbo neduos. Seniukai! That's all. Okay. Temps. Plačių tempės padėt. I was here, so don't dig here. Dig from here. No, you know, because there's dirt here already. So from here. And here there's no dirt. Because want to die. Uždėk tą gabalą. Nukrita. Mano. Gerai pats nusinešiu. Žiūrėk, tu žinai, kad dabar yra 12 valandų, Žmonės 24. nepatikės, bet žiūrėk. 0:001 minutė. No. Vidurnaktis. Vidurnaktis. Žiūrėkit, vidurnaktis. Kaip jums atrodo? What's happening? Doesn't work? No, we're out of fuel, see? Do you need help? Yeah, Ah, it's open out? this one, please. Moment. Look, already. Oh, wow. Yeah, great. Big. Take it this way. Oho! Here is very warm. Yeah. It's gonna get really warm. Yeah. Dabar prasidės nuolatinis procesas vandens gamyba iš sniego. Tai paimi kokį kibirą vandens ir gauni kokį gal litrą, 2, maksimum 2. Šitas sniegas labai retas, labai sausas, tai manau, kad iš kibiro gausim 1 litrą vandens. Ir va čia va taip pusę nakties dabar gaminsimės vandenuką, nes vandens nieks neturim. Tai bus reikaliukų. Įsikūrėm viryklę. Gidas dingo. Gal kažkas sniego nori pavirti? Paliko mums savarankiškai, tai šiandien valgysim virtą sniegą. Oi, tas pats šutinto sniego kvapas.
toksai kaip senom koinėm dvokė. Ne, ką nie. Gerai. Biškį dar dėkim.